28 metų žaidėjas Tomas Delininkaitis iš Salonikų PAOK Graikijos komandos atskubėjęs į Lietuvos vyrų rinktinę pastaruoju metu keitė klubus kaip kojines. Vis dėlto Graikijoje žaidėjas atsiskleidė geriau nei per kelis sezonus Ukrainos Mariupolio Azovmaš komandoje. Kai sportininkas su kamuoliu atsiduria tritaškio aikštelėje, jį būtų galima apibūdinti kaip fatališką grėsmę varžovams. Tomas turi gerų atakuojančio gynėjo įgūdžių ir FIBA apžvalgininkų minimas kaip stipri varomoji jėga. Savo karjerą krepšininkas pradėjo Klaipėdos Neptūno komandoje 2001 ir jau 2003 buvo pakviestas prisijungti prie Vilniaus Lietuvos Ryto. Su šia komanda Tomas Delininkaitis rungtyniavo iki 2007 sezono. Pagal FIBA statistiką 2009 įvykusiame Eurobasket turnyre krepšininkas pelnydavo vidutiniškai 5 taškus per rungtynes. Reikia tikėtis, jog šiame čempionate sportininkas pradžiugins sirgalius taiklių tritaškių gausa.